how are you today now? Nu ką, šiandien turim biskį kitą situaciją, tokią netradicinę mūsų reportažams ir vat atvažiavome į pačią karščiausią Lietuvos vietą ir pasižiūrėsim, kasgi vyksta mūsų toj priekuliai. Nu va tokie reikaliukai, matom čia yra kelias, keliukas, mes kartais atvažiuojam ten iš tos pusės, in tų pusė, in Svenselių. Ir čia reiškia, taip nuo kelio tos upelės niekad nesimato. O dabar, ta upelė jau čia, ta upelė vadinasi Minija ir tokią situaciją turim dabar. Tas vanduo pakilęs 5 metrus. Nu tai čia jo to vandens, čia tiek daug yra. Reiškiasi, čia tie krūmeliai ten jau būdavo ant krantą. O dabar čia medis šitas ant kranto, čia paeisim, galit pažiūrėti, kiek čia trūksta iki to jau keliuko, reiškės. O čia jau tas vanduo visai čia pat. Teka, čia lyja, 2 savaitės ir soliukas jau reiškia yra vandenį. Kai sakant, tokia situacija. Reiškia, vandens čia yra daug. Dabar mes dar pavažiuosime šiek tiek toliau, pasižiūrėsim kaip prieš tiltą, ties tiltų, už tilto kokie ten reikaliukai. Jeigu jum įdomu, galit užduoti klausimų, ar neužduotų klausimų, tiesiog neįdomu, išjunkit, įdomu, žiūrėkit. Tai dabar trumpam dar pavažiuosim. Jo. Ir pažiūrėsim, ką ten rodo toliau. Tas. Jo. Nepavyksta paleisti. Žiūrim. Čia nedings signalas. Linkėjimai Deividui. Ir mūsų nuolatinis žiūrovas Robertas. Labai malonu, Robertai, kad stebite mus. Važiuosim, pažiūrėsim. Kasgi darosi toliau su to vandeniu. Praleisim automobilius. Važiuoja visokių mašinų. Taip. Pavažiuosim to vandenuko yra daug, eina žmogus, nemojuoja mumi ir kiek to vandens. Tas žmogus jau prie vandens, jau jam yra blogai, jau jo agurkai apsemti, pomidorai taipogi ir jau vanduo eina link jo į namus. Jau kieme vanduo, jau jam yra negerai. Taip, jau susinervavęs, bėgioja po kiemą. Čia to vandens dar yra. Kęstučių linkėjimai žiūri mumi. Čia to vandenuko, čia dar yra daugiau. Kita sodybėla. Čia kažkaip, reiškia, žmogus šunį vedžioja ir jie kažką brauzina telefone. Čia kažką skelbimą užsidėjęs turbūt jau parduoda. Važiuosim į šitą pusę, čia tų žmonių privažiavę, gal paklausim kažką, pasižiūrėsim, čia tų žmonių jau daugiau yra, visą stebi situaciją, kas kaip vyksta. Ir mes irgi nuvažiuosim, pasižiūrėsim, kaip ta situacija vyksta ir čia. Reiškia, čia karščiausia dabar Lietuvoje, šlapiausia gal kitaip pasakyti, Lietuvos vieta. Bandysim kažkaip pasiparkuoti.
Ir žiūrim dabar. Tai. Ir dar kažkokie žiūri, va. Nu va. Išlipom, reiškia, va, tas lieptelis. Toks va lieptelis čia. Per miniją. Nu ir to vandens. Va, čia to matom vandens dabar. Tai kas dar prisimena šitą vietą, čia būdavo važiuoja, ta upė maža ir čia toks slėnis didelis. Nu va, reiškia va tai va. Čia jau žmonės maišų pritempė. Jau va, čia va ta va, kur tekėjo tas vanduo iš ryto. Taip. Čia va parkelis, žmonės ateidavo, čia kažką darydavo, dabar jau čia viskas užlieta. Va, opa, akmenukai, va. Viskas va tai va. Va čia reiškia. Žinai, ar čia dar tas signalas kažkoks eina. Taip. Ką sakai? Niekaip neina suprasti, ar čia dar kažkas transliuojasi, ar nesitransliuojasi. Nu, bet gal kažkaip tai suprasim, čia kažkaip susigaudysim. Čia toks jausmas, kad čia nieks nebesitransliuoja. Nu, šiek tiek nutrauksim, nuvažiuosim į kažkokią, nueisim biskį toliau vietelę, pasižiūrėsim, kažkas rodo, nerodom.